daryti. Patrauksiu į uostų ir jeigu nesustočiu, suriš 5 minutės naudos. Antrą kartą daryti 15. Aplinkui. Aš taip pradariausi jau tą nuvelėmą, bet turbūt. Dabar nueik parodyk jam tą kartą. Kaip nuotaikos? Pirms etapas buvo lengvesnis. Nu, aš matau, kad čia šiandien tokie biški murziukai. Sakė, ketratį gražiai pasidariau, bet be tikslo. Net nebesimato, čia va biški galim parodyti kokios grafikos. Trasa laisva, jo? Bet šiandien Latvijos grafikos. Jo. Tai kaip pats važiavimas sekėsi? Šiaip trasa lieta. Nu, reikia galvoti trasoj, nebuvo taip, kaip buvo pirmam etapė buvo greita trasa. O čia buvo lieta ir konkreti. Net ten atsidursi, gali ir ypač tas, kur buvo, net ten pasuksi, gali pasibaigti varžybos. Tai ten miške, kur visi susėdo, ten ir buvo sunkiausia vieta? Ne, čia kalnas buvo, o sunkiausia tai jo, tenais, nu visi, ta prasme, ant galvų nešokinėsi, tai irgi toks. Nu dabar ruošis kitam. Neišgąsdino šitas etapas? Ne, esu užsibrėžęs tiklą, šiemet visus etapus atvažiuoti. Maladėts. Be traumų, be niekas tenkis vis išvažiuoti. Ne, viskas kaip ir manau, viskas gerai bus. Nu, pirmam etapio draugui tai nepasisekė, ta prasme. Koja lūžo, nu tai irgi planavom važiuoti visus etapus, bet gavus kaip gavus. Nu nieka. Būna. Ruošimės, lažysimės ir... O kaip tie visi pravažiavimai, visos kitos vietos, kur su pasvirimais buvo? Nu, tam su pasvirimas, bet paskui taip visa trasa lengva. Ta viena vieta, tas pelkės, ant visas greičiai galėjai iššokti. Ir tas vienas pasvirims toks. Pirmam rate nebuvo keista tas pasvirimas? Ne, mes važinėjom pas savęs krašte daug tokiais kalnais, tai toks, tik tai, kad paskui, kai išvažinėja, jau gavus logiau vieną pusę pasvirims. Tai. Bet šiaip smagu, gerai. Gerai, tai dabar sekantis etapas bus pas mus Uogynėse, Kupiškio automotosporto trasoj. Gausit biškį vandenuką jau tenai, pas mus biškį lapiau. Ta prasme, daug kas sakėt, Kupiškis smagiausia trasa Lietuvoje. Tai. Ir pas mus motokroso dar trasa nemažai važiuosi, tai va jau tokio bus techniško važiavimo, greito, kieto trasa. Pas mūsų yra Jonaitis, man rodo, link Šluotės važiuojant ir motokroso trasa. Kornelijus Žukas važiuoja, tai prašysis, kad mane priimtų pamokinti. Dabar jau patinai. Jo. Tai ką, Laurynai, finišavai laimingas? Jo, buvo nelengva trasa, patiko. Tenkino lūkesčius, ko tikėjaus. Super, super.
sakė mergina, kad tikėjaisi purvo šiandien. Jo, gavau su kaupu. Su kaupu jau šiandien. Galėjo būt gal kokių biški daugiau pelkių, kad prasiplaut šiek tiek, bet kuo sunkiau, manau, tuo geriau, manau, auginamės skūrą kitiem etapam, tai Taip, o esu šiandien jau patenkintas. skūra tokia nebloga užauginta. O, jau mazoliai krūvinį, tai jau link to einam po biški. Tai kaip sekėsi važiuot? Oi, sunku pasakyti, kažką girdėjau lyg ir trečias, jeigu nepasikeis niekas, nu. Mes stebėjom tavo rezultatus. Antras, pirmas ir tada ten paklimpai toj maklyniai ir va tada į trečią vietą. Jo, reikėjo, kol gervai, kol įsitempiau, atsimeniau, kad stropą reikia vis dėlto turėti, kol stropą susirandu, kol užsikabinu, o vis tiek visas suklimpęs, tų jėgų nėra, bet matyt kažkas rado geresnę trajektoriją, nupjovė per geresnę atkarpą ir... Nu, Taip ten ir- šiaip visiems sunku buvo, Jo. tikrai visiems. Neišgazdino? Ne. Labai džiaugiuosi dėl oro. Nei per karštą, tokia dabar dulksna, tokia atgaiva, nei saulės per daug. Nežinau, super oras, sakyčiau, pasisekė, pamirko ir trasa, nėra dulkių. Nežinau, super, džiaugiuosi. Na, kas čia per darbai vyksta? Neklausyk, čia vyksta darbai. Ko uošvis remontuoja irgi? Machinacijos, remontuojam viską. Gerai. Ruošiam Galbūt mano... paskutiniam užvažiavimui. Tavo dakaras. Nu, Vytautai, kaip tau varžybos? Na, žinai, biški baisoka. Offroadas ten. Ne, gerai, bet žinai, jau šiandien ne taip lengva, kaip buvo prieš tai visur. Tai kaip papasakok, pirmas, antras, trečias važiavimas sekėsi tau? Tai nebeišvardinsiu kelintas ten, bet nu, pirmą važiavimą pirmas liktai, antras, trečias liktai. Kaip pridara. Ja, bet sakė, iš antros startuoju dabar, tai viskas gerai. Labai ir nebesispardžiau ten. O tai kai pradėjot pradžioje važiuoti treniruotę, dar važiavai? Jo, važiavau pasižiūrėti, biškį, bet nu... Mašinos salonas pasako viską, kur važiuoja.
Nesakysiu, kaip atrodo, bet atrodo, kad mašinai reikalų padarys būsi. Normaliai, čia šiandien reikalų prisidarėm. Mašina nenukentėjo. Nieka minimaliai čia, žinai. Latvijai biški kampus padauža, bet... Nieko rimta. O tai dabar per pirmą kvalifikaciją irgi to vandens belenkiek ten buvo trasoj? Ar jau biški prasidaužė? Jo, čia irgi iki dabar da jo yra vieta. Nu, kur balas, ten nu, visiškai ežerai stovi. Bet, nu, čia pagailėjo gamta, čia viskas gerai su ta trasa, viskas. Dabar va ant finalo išlindo Saulytė. Jo, tikimės smagiau palikti. O tai klasiai dar pas tave kiek pradėjot važiuoti ir kiek liko? Tai pradėjom 9, bet dabar tai gal ten jaučiu, kad 5 likom. Bet žiūri, visi atėjau pasižiūrėti. Po kelias mašinas tiesiog išvažiuoja. Ne, kad Hebra pamatė, kiek tas purvynės, jeigu tu ten dėl metinės įskaitos nieko nemastai per daug, tai žinai, labai abydna čia maudytis tai purvynė. Bet treniruotė gera. Visgi tokios irgi oro sąlygos duoda savo. Supratau, gerai, tai finale linkiu tada tau didžiausios sėkmės. Lauksim rezultatų, kas bus. Gerai, bandysim. Labas. Sveiki. Kaip tau sekasi? Sunkiai šiandien, labai. Nu čia su galu tokioj bekeliai gal biški. Kosmosas čia. Kosmosas čia tokia, čia bekelė. Čia jo, pravažumas, ten pravažumas ir čia. Jo, biški čia problemų turėjom su sankaba, bet susitvarkėm. Antrą išvažiavimą neišvažiavau. Trečią išvažiavau, biški užklimpau. Nu, bet žiūrėsim kaip finalas. Ai, tai o kas su sankabo buvo atsitikę? Diskatoriai papuolė daug purvo visokio ir sankaba dingo. Tai čia dėl techninių gedimų visi, ne tai, kad buvo, kad išsidaužė, bet jau konkrečiai dėl techninių gedimų tiek daug dalyvių atkrito. Purvas. Nu čia jo, čia toks. Nebuvo, kad ir radiatoriai užkimštų, sakykime. Ne, va, trečiam išvažiavimui jo, aš ten užbuksavau, kol išvažiavau, žiūriu, pradėjo kilt, nes žiguliukas užtaškė man visą priekį, biškį ir užtaškė ir radiatorių, bet įsiploviau dabar kaip naujas. Valytuvai spėjo langus valyti? Nu, keletą kartų tai nieko nemačiau. Iš pajautimo. Jo, bijojau įvažiuoti į Šikną, bet kažkaip tai pasisekė. Labai gerai. O kaip rezultatai, kelintas? Šiaip buvau 4, po Janaičio 1 tašką atsilikau. Ai, šiandien ir Aurimas važiuoja? Ne, nevažiuoja. Ai, nevažiuoja? Janaitis. Nu, tai va, Janaitis nevažiuoja, turėčiau kilti 3, bet dabar va, neišvažiavau, tai nežinau kaip čia bus. Žiūrėsim. O kiek jūsų dar BD klasėje yra likę? 7 gal buvo, dabar nežinau. 4 paskutiniam. Dabar 4? 4 paskutiniam važiavime. Jo. Nu tai vieną apsilenkė ir 1 vietą, ir 3 vietą. Jo. Gerai, sėkmės. Gerai, ačiū. Nu kaip tavo Antanukai šį etapą sekėsi offroadint? Visai gerai, dabar laukiam finalo. Tik nepasisekė pirmoji kvalifikacija, įsistojau nuo perkaitimo. A, perkaita? Jo. O kas buvo, kas atsitiko, radiatoriai kažkas? Užsikirto ventiliatorius. O, tai čia purva pasiekmė tokia ar purva? Purva.
Tai realiai, kai važiavai į treniruotę, ne? Važiavau. Tai kai išvažiavote treniruotę, parodyk, o maždaug iki kur purva buvo? Normaliai. Užklimpa. Va. Nu, į ką, nu, į nieko. Kaip visi kiti važiavimai sekėsi? Gerai, antra kvalifikacija, antras, dabar trečioji pirmas. Nesunku buvo prie tokių sąlygų priprasti? Šiaip nelabai, nes mano aplamai sekas labiau ant šuoto. Realiai pripratęs. O kaip konkurentai? Stiprus, tai reikia ir pasportuoti biškį. Tai jau biškį pasukiot barankėlę. O tai jūsų dar daug liko klasiai? 6. O kiek buvo? 7. Ai, tai va, išsilaikėt, va, bent jau vieną klasę normaliai išsilaikė. Vienintelė. Jo, nes kiek pasižiūriu, tai po kelias mašinas tik tai startuoja. Supratau, kokios nuotaikos prieš finalą? Liuks. Gerai. Jau žinau, kad tikrai nieko negali būti, nes viską peržiūrėjom, viskas tvarkė, kas buvo ir... Ai, čia būtent iš techninių gedimų pusės. O kaip pačiam, nėra jauduliuko kokio nieko, visiškai rami galva. Žinau, kad suvažiuos, kaip suvažiuos, jau ten nesvarbu. Tas ir svarbiausia.
varžybos baigtos šiandien? Ne, remontuoji, varai. Nefilmuok. Gerai, remontuok, rodyk, kaip čia dirbi. Ką čia dirbi? Šveičiu. Plaunu. Kur ta skylė? Neberandu. Aha. Čia. Atplėšti. Nežinau. Kaip taip trasa? Normaliai, kaip hobi pats tas. Sakė, vandens yra. Jo. Gerai. Atsigaivint labai gerai. O realis tai pasaka šiandien važiuoti. Bijojau, kad bus blogiau. Ne, girdi. Toks čia mechanikas. Dabar, trink. Biškit per daug. Pavalyk tą žemę. Tai ką, šiandien pabandėt visiškai naują, dar nevažiuotą trasą, ją pakrikštijot, tai ką galvojat? Nu, kai ėjom trasą, tai galvom, kad bus baisiau iš tikrųjų. Bet pradžiai, aišku, klimpom viską, bet paskui prasivažiavom, tai buvo ratų sukimas paskui. Likusis 2 valandas. O kaip tau? Artūras sakė, jam trūko purvo, lipiotkės, o man čia buvo mano stiliaus trasa. Tokia greitesnė? Jo, greitesnė, be lipiotkės, visur ėjo išvažiuoti, man žiauriai patiko, bet buvo daug nesėkmių, kaip sakant. O kas nutiko? Pirmiausia, diržas trūko. Kas čia šiandien jums visiems su tais diržais? Vienintelė man netrūko. Po to antras užsidėjęs
bendras irgi buksavo labai, nepavažiuoti ir galų gale reduktorius suplyšo priekinis. Tai... Bet čia kažkoks šiandien problemų kalnas toj trasai. Paskutinio rato bent jau, prieš paskutinio. Bet dėl ko va tokie va visi gedimai atsirado, nes diržai tai čia etatinis šiandien jau dalykas. Didelę apkrovą gauna padangos, ypač nuo vandens ir čia akmeninga tokia trasa, gal sakyčiau, kaip kimbuštų akmenų ir tokia apkrova didelę gauna, visas keturratis dėl to tie diržai ir taip nelaiko. Tai tu, Artūrai, laimėjai, o kaip tau, Evaldai, sekėsi? Aš likau, nežinau, bendroji gal kokie 4, 5 galbūt. Na, tai visai irgi neblogai. Nes bendras rezultatas yra atskirai nėra. Tai... Yra. Tai nepasižiūrėjom, mes pažiūrėjom. Bendras 10 yra. Bendras 10, o savo klasėje įdomi iš tikrųjų kelintas likau. Ok. Tai kaip dabar kitiem etapam ruošiatės jau? Ruošiamės, planuojam į Estiją keliauti. O kada Estija prasideda? Savaitgalį. Savaitgalis Estija. Ir dar kitas tada Kupiškis. Aš jau buvau estuką jūsų, kur klasiai važiavo susistabdžius, tai sakė, jam ten techninis kažkoks tai gedimas buvo. Bet sakau, klausiu, kaip trasa. Sako, ai, čia lengva. Galvoju. Iš tikrųjų, tai nebuvo ta sunki trasa. Nepasakyčiau kažkokia, kai jinai sunki. Užpalius buvo sunkesnė žymiai, nes ten ir ratų skaičius parodo, kokia sudėtingumo trasa buvo. Čia toks suki ratus, nei lyguotikės nieko nereikia, tiesiog aš gerai, kad pasirinkau tą taktiką iš pradžių neliekti, galbūt liekęs gal irgi tą diržą būčiau nutraukęs, pasisaugau čiut, paskui žiūriu, kad visi trūks diržai, tik tai tada iš vis eko režimą įsijungiau ir paskutinę valandą jau žiūriu, visi jau pradėjo liekti, galvoju, reikia ir man tada jau irgi pagal juos jau. Tempą biškį padidinti. Padidinau tada. Kaip prieš Estiją nėra tokio jauduliuko, ar kaip tik labai pasikūręs nori važiuoti? Nežinau, aš tas pasikūrimas pas manęs, kaip pasakyti, atvažiuoju varžybas, nėra, kad jaučiau, kad viskas bus pirma vieta. Kažkaip jaudulys viskas, yra visa ta dalykai, nežinau, Bet dabar jau tau turbūt daug laiko, kada tas jaudulys nebepakiša kojos, jau tas mentalitetas toks stiprus išsivystytas. Nebėra, kad trasai jaudintumės ir darytum klaidas. Tu pradedi važiuoti ir pradedi mąstyti, galvoti ir daryti sprendimus. O kaip tau, Evaldai, su jauduliuku sekasi? Susitvarkau. Stengiuosi negalvoti, kaip sakant, sėdi ir važiuoji. Tai... Gerai, labai gerai. Tai ačiū Jum labai, sėkmės tada Jum Mogynėse, po 2 savaičių susimatom jau belenkiek kartų pravažiuotai pas Jūs trasoj ir tau, Artūrai, sėkmės Estijoje. Ačiū. Gerai. Tai gerai, pradėsime autokroso apdovanojimus. РВД 3000 классе. 3 место. Дедушка Старичок. Виктор Гусев! Второе место. Ралф Траутманис. Первое место. Но я так с грустью говорю, занял Райтис Гусев. Но Батк обещал, что на следующей гонке в Купишке он будет первый.
Zuma, Cristi! Mr. Машина, это рано. Надо тренироваться, я насколько понял. Это не на бомбезах ехать. Марис Пикис! Второе место. Супер 2006. Том Нейманис. Ir pirmoji vieta Vytautas Laužikas. Насчет шампанского регламент недостаточно. Ačiū, super, 2000. Класс Open 3,5. Тут были только дело решить. Третье, vienas pasirodo. Trečioji vieta Karolis Motuzas. Второе место Оскар Черневский. И первое место Open 3,5 класс Алексей Прокан. Taip, pagal reglamentą. Taip. 1,6 klasė. Класс 1,6. Третье место. Инс Лупенер. Antroji vieta 1,6 klasėje. Marius Bakūnas. Ir pirmoji vieta. Jaunimas nudavė. Antanas Liubinas. Daryk šampaną greičiau. Jo, šampaną.
išlaisvam. Maudyk, žinai, ką reikia. Ne pirmą vietą. Per jau. Tai gali nukliūti gėlę. Laikyk. Davai. Ariau! Mama labai nori. Pirmą vietą labai turi pergalę. Vėliava. 2000 klasė. Trečioji diena. Aivaras Aganauskas. Čia granatas atreškėjo. Gerai, pavėrau. 2-litrovai. Dėkui, kompanija. Iki. Второе место. 2-литровый класс. Янис Грауден. Ir pirmoji vieta 2 litrų klasėje. Ričardas Jakimavičius, Ričiukas. Stovėk, gerai? Stovėk, nejudėk, geras. Gerai, tada. Jau atsibodo šampano išėjo. Jie patys lapili. Čia dar bus mašinų. Jau į pabaigą. Jau labai daug klasės. Tada šampanas, dovanas, lydai. Valio? Padėkite. Tiek dovanų, kad reikia kviesti. Falkreis. 2000 Falkreis 2-litrovый класс. Третье место. Айгарс Авсюков. Matėtis bus. Marat antrą vietą. Второе место. Remėgės prie. Jo, labai gerai pavarė. Pirmanės jau nedarė. Jeigu brolius, tai normalu, kad du krikštatėtas. Ir pirmoji vieta. Tadas Bandaravičius. Kaupukas didelis veža gerai. Kaip ten sako, nėr dūma, nėr gatas. Bet nėr pasitant dūma daug. Tiek 30. Šampanas išlaistomas, šampanas razlivaja. Ko žmogus to nepalaikė? Dar vienas. Klas Falkreis AVD. Третье место. Эдгарс Богданов. Второе место. Эдис Дементьев. Laikas, lietuva iš vandenį. Keturaičio apdovanojimų, tu net neįsivaizduoji. Kas bus? Keturaičio apdovanojimų. Ir Falkreis AVD klasėje. Pirmoji vieta. Tėti, tavo Paulius apdovanojimų. Teikvilas. Va, šitaip. Ir būtų gal. Gal vijūną. Ne, vėjūna, Kaip čia ne. lietuviškai pasakė, nuprausė Latvių. Labai gaila, bet ne. Sulūžėm kažkas, nežinau. Nuotrauka.
Taigi paimsim. Gal, įsituvą. Net nėra. Ir lieka trečio etapo komandinės įskaitos apdovanojimai. Ir šį kartą trečioji vieta. Kupiškio automotosportas. Jiem reikėjo papo. Nu, kur Vytautas Laužikas, kur Antoniukas? Pabėga. Turi būti trečioji vieta, Kupiškio automotosportas. Ir komandinė įskaitoje antroji vieta. Biržų AFK komanda. Lygas savo medalį vaiką. Ai, dabar Dimitras reikia mūsų. Raitis, Виктор. Райтис Гусев. Сейчас будем пиздеть только на литовском уже, потому что, Биржайский клуб, они только литовцы. И первое место в командном зачете. ИП Racing Team! Vilki kaimyną. Reikia savus palaikyti. Kaitina kojas. Ir dar kartą. Aš vakar šlaitą kaip skudras lipau. Tai Dėl ko? bijo labai. Ką? Kad fotografuoja. Nors jau reikia vežti viršsvorį keturačiai. Jo, ir Hebra. Reglamento punktas 3.2.1. Šampanas privaloma išlaikyti. Nu jau nepasiekė. Jeigu nepradedam, tau iškart. Bet turi baig kartelį. Tai pirmų vietų maudyk, tai kitų. Bėk atkarį greičiau. Dar neišmoka šampaną atidaryti Hebra. Reikia parą įdarbinti kažko biškį. Hobby 1000, Hobby 1000. Trečioji vieta. Laurinas Rimgaila. Gadas, antroji vieta. Hobby 1000 klasėje. Karolis Tautkus. Bagūnas. Tik tai antrą vietą, ne? Pasimetė Bagūnas. Ir pirmoji vieta. Deividas Kavaliauskas. Deividai, aprangos nesumaišiai? Taip, Gadas Racing Team. Podiumas, Hobby 1000 klasėje. Uliukai, eik čia. Aš žinau, kiek kūnari. Gedai. Aš tai savo. Nori. Dabar gausite, rūpinės. Gedai guminius nusimav. Nu šypsote. Ūkininkas ieško. Va. Nėra? Tas ruošiamės. Nu gerai.
Ja. Bet žinot, šitą bernai pasakė, nenori uošvienės supykti, tai šampaną veža uošvienį. И да, духовке vešiu. Ir dukopkė? Supratau. И духовке pasiimti. Taip, ir einame prie pačios galingiausios klasės, sport klasės. Sportas, klasė 7 pound. Klasė M sport 750. Trečioji vieta Deividas Vidžiūnas. Antroji vieta, antroji miesta, Andų Kuningas. O kur? Nu kaip šitai? Ingos nekdaromas buvo. Nu, gal Andų Kuningas. Andų Kuningas, antroji miesta. Ir pirmoji vieta, pirmąjį miestą, Janis Burka. Это класс пенсионеров, насколько я понял. Янис, дедушка ты уже? Дедушка как сказал, что древний. Да? Да, шампан положено разливать. Анду Кунинга. Matai, senelis kiek moka ir greit visus iškelti. Patirtis daro savo. Jo. Valdė. Taip, ir pačioje galingiausioje klasėje. Sportas, tūkstantiniai litrinukai. Tas mums litrukas skamba naktiem per litrą. Vakare darom naktiem per litrą. Tai tada gerai, pradedam nuo litro. Trečioji vieta, Deividas Petrulis. Antroji vieta, Aurimas Juška. Ir pirmoji vieta, Artūras Šilinskis. Čempionai. Šampaną laiptam šampaną. Ai, merginas nori to išgerti. Ne merginas. Va, Artūrai, padaryk taip kaip markai, biškį paprausti juos. Parbėk, Artūrai! Paliekite antifrizą! Ateina čia, pabėga, kas? Ir man atrodo, jau smarkiai važiavo, kad iškirti ratą, bėgimą ir įstikti žemimą.
Ir komandinėje įskaitoje antroji vieta su 78 taškais. Gazos Racing Team. Greičiau, antrą. Mūsų daugiau tavo. Aš pats prisirašiau kiek noriu, nes ginčiau. Kitą kartą padarysiu, kad tau trečia. Ir vos 3 taškais, pirmoji vieta. Utenos ATV Purvo Šilai. 3 taškų persvara. Ateikit prie trečios, daug. Ne, čia važiavo su autobusu, primoviu maitį, žinai, viskas. Nuotrauka. Šypsokitės, nu! Bernai, palaukit, mane šitą trūką. Ne, nu vėl pensininkai. Ne. Blet, netidavo. Ai, be guminių, viskas okei.